Sveiki, šios dienos tema nelygybės. Spręsime žodinius uždavinius. Sakykime, turim tokį uždavinį. Sakinį užrašykite nelygybę ir ją išspręskite. Taigi, skaitom, kas čia parašyta. Skaičių A padalyja iš 8. Skaičių A padalyja iš 8. Ir iš gauto rezultato atėmę 2, gausite reiškinį, kurio reikšmės yra nedidesnės už 4. Nedidesnės. Nedidesnės tai reiškia mažesnės. Bet mažesnės ne visiškai reiškia mažesnės. Čia nedidesnės. Tai reiškia gali būti lygų ir 4. Todėl ženklas yra toks mažiau lygų. Taigi, kaip spręsti tokią nelygybę? Sprendžiam kaip ir visą laiką. Kairiai pusėje turi būti narys su nežinomuoju, o dešiniai turi būti skaičiai. Matom, kad kairėje pusėje yra -2. Tai pridėkime jam priešingą skaičių. Priešingas tai yra +2. Nes +2 yra tiek pat nutolęs nuo 0, kiek ir -2. Skaičių tiesiai, jei kažkas nežinojo. Taigi, parašykime, ką mes turim. Turim va šitaip ir pridėkim kvadratą abiejose pusėse. +2, čia +2. O nelygybė lieka tokia pati, mažiau lygų. Taigi, -2 + 2 yra lygu 0. Mes tai darim, kad panaikintume skaičius kairėje pusėje. Taigi, kas lieka? Lieka A padalinta iš 8 yra mažiau lygų, 4 + 2 yra 6. Taigi, skaičius A yra padalintas iš 8, o mums reikia sužinoti A. Tai jeigu padauginsime iš 8 abi nelygybės pusės, žinosim, kam lygus A. Taigi, A padalinta iš 8 yra mažiau lygų už 6 ir parodom, kad mes dauginam iš 8. Dauginam iš 8. Čia gaunas A dalinta 8 yra trupmena, o 8 yra sveikas skaičius. Jeigu kas nors nežino, kaip dauginti, galim ir 8 paversti trupmeną. Tai yra padalinkime iš 8 iš 1. Ir žiūrim. 8 ir 8 prastinės. Tai nubraukiam, parašom 1 ir čia nubraukiam, parašom 1. Suprastinom 8. Ir lieka A kart 1 yra A padalinta iš 1 yra tiesiog A. Ir tai yra mažiau lygų 6 kart 8, 48. Nusipiešim skaičių tiesę. Mūsų skaičiai yra A. Ir mūsų skaičius, už kurį A yra mažesnis, yra 48. 48. Aš nupiešiau užtušuotą rutuliuką, nes A gali būti lygus 48. Ir nelygybė bus teisinga. Taigi, A yra mažiau už 48, todėl piešiam tokią žeglutę kairėje pusėje. Ir dabar galim užrašyti atsakymą intervalu. Taigi, intervalą rašom skaitydami skaičių tiesės taškus iš kairės į dešinę. Tai kairėje yra minus begalybė, o dešinėje yra 48. Prie begalybės visada rašom lenktą skliaustą, o mūsų A gali įgyti reikšmę 48, todėl prie 48 rašom laužtą skliaustą. Taigi, nelygybė išspręsta. Spręskime dar vieną nelygybę. Sakiniu užrašykite nelygybę ir ją išspręskite.
skaičių z padalyja iš -2, z padalyja iš -2, prie gauto rezultato pridėję 4. Pridedam 4, gausime reiškinį, kurio reikšmės yra ne mažesnės už -3. Už -3, ne mažesnės. Jeigu ne mažesnės, tai yra didesnės arba lygų. Nes jei būtų tik didesnės, tai būtų didesnės, bet kadangi ne mažesnės, tai yra dar ir lygų ženklas. Taigi sprendžiame taip pačiai. Mums reikia panaikinti skaičių kairėje pusėje. Kairėje pusėje yra +4. Tai rašom prie abiejų pusių lygties nelygybės. Pridedame priešingą skaičių. Tai yra -4. Taigi z padalinta -2 +4 yra daugiau lygų -3 ir parodom, kad -4 pridedam vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Arba tiesiog atimam 4. Ir žiūrim, ką turim. Tai +4 -4 yra lygų 0. Skaičius panaikinta. Kairiai pusėje lieka z dalinta -2 ir tai yra daugiau lygų už -7. -3 -4 yra -7. Taip, z nežinomasis padalintas iš -2, tai mes turim padaugintai iš -2, kad sužinotume, kam lygus z, o ne z padalintas. Tai ką turim? Turim z padalintą iš -2, parašau tarpelį, parašau -7 ir parašau, ką mes darom. Taigi dauginam iš -2 ir čia dauginam iš -2. Aš čia taip keistai parašiau dauginti iš -2. Štai kodėl. Čia yra trupmena, o čia yra sveikas skaičius -2. Jeigu mes žinome, kaip dauginti sveikas skaičius, tai mes bet kada sveiką skaičių galim padalinti iš vienetų. Ir dabar -2 ir -2 susiprastina. -2 suprastina, -2 susiprastina. Taip, aš čia dar neparašiau nelygybės ženklo. Kodėl aš neparašiau? Kadangi mes abi nelygybės pusės dauginam iš neigiamų skaičių, tai mūsų ženklas apsisuka į kitą pusę. Tai bus mažiau lygų. Ir dabar suskaičiuojam, pasižiūrim, ką turim. Taigi z kart 1 yra z, padalinta iš 1, turim tiesiog z. Ir z yra mažiau lygų -7 kart -2, minusas kart minusas bus pliusas, o 7 kart 2 yra 14. Taigi z mūsų nežinomasis turi būti mažiau lygų už 14. Nusipiešim skaičių tiesę. Skaičių tiesė yra z reikšmė, mažiau lygų 14. Užtušuojam rutuliuką ir parašom 14. Ir z reikšmės turi būti mažesnės už 14. Tai mažesnės, tai reiškia kairėje skaičių tiesės pusėje. Galėk atsakymą užrašyti intervalui. Taigi z priklauso intervalui. Taip, intervalą rašom iš kairės į dešinę, žiūrėdami skaičių tiesę. Taip, kairėje pusėje yra minus begalybė, kabliataškis ir dešinėje pusėje yra 14. Tai prie minus begalybės visada lenktas skliaustas, o z gali būti lygus 14, todėl
14 yra su laužtu skliaustu. Šiandien tiek. Ačiū.